tokia atrodytų, ane, paprastai, tema, jūs supraskite dabar, labai paprastas dalykas, kad konfliktams ir aplamai santykių vystymuisi reikia laiko ir tam, kad išmokti, mokėti, konfliktuoti santykiuose, tam reikia laiko ir tuo reikia išmokti. Kai mes, kaip pavyzdys, investuojame laiką į energiją ir kažkokius mokymus, pavyzdžiui, vairuoti ar įgyti kažkokį profesinį įgūdį, taip, tai mes suprantame tą puikiai, kad tam reikia laiko. Ir mes skiriam metus, 2 metus, taip, gauti aukštą įsilavinimą, mes skiriam netgi 5 metus, taip, paskui magistrantūrą skiriam dar 2 metus ir taip toliau. Tas pats galioja